Pas mane dirbant su moterim yra toks kredo. Išsiskirti suspėsi visada. Pirmiausia, patikrink, ar čia jau viską padarei, ar tikrai viską padarei, ką galėjai, kad tuos santykius tiesiog ištemptum į kitą lygį. Ir mes tada pradedam dirbti būtent programoje ir tikrai ištikrinam, žiūrim, ar tikrai laikas skirtis. Ir ši programa ne veltui yra sudaryta, kad ar tu nori skirtis ar ne, tai yra mano asmeninės patirties dalis. Kada man reikėjo, kad kažkas va taip va iš šono man pasakytų, gražuolė, davai, panalizuokim. Ar tu viską padarėjai savo santykiuose, ar tu kažkur pramiegojai pamokas. Ir ar tikrai reikia skirtis, kai tu užsinori. Ir tada būtų man taip buvę faina, nes aš ilgas savaitės ėdžiau save, galvojau, svarsčiau, kūriau planus, kūriau idėjas, dėliojausi savo struktūrą, strategijas, gyvenimo scenarius, kaip bus, jeigu bus, o jeigu būtų, tai vad būtų. Ir aš visame tame viriau. Ir vieną dieną aš pasakiau savo, aš per daug bijau skirtis, todėl reiškia, aš dar ne viską išbandžiau. Ir pradėjau ieškoti naujų galimybių, kurių aš dar nežinojau. Va taip. Ir atsirado tokios programos, kurios padeda moterims suprasti, ar tikrai reikia skirtis. Nes, pavyzdžiui, internete, jeigu jūs peržvelgsite įvairias grupės, nuo psichologijos iki moterų pokalbių, visur, jeigu tik tais kyla problemos, pirmas būna ir lengviausias patarimas, davai mestu jį, išsiskirk. Ir tai yra pats lengviausias patarimas, kada nesi ta žmogus, kuriam tą patarimą duoda. Jūs įsivaizduokite, kiek pakyla baimių norint išsiskirti. O Dieve, mane dabar stringa balsas, kai aš pagalvoju tą laikotarpį. Jeigu tu esi viena ir be vaikų, dar truputėlį yra lengviau, ar ne? Šiek tiek lengviau, bet psichologiškai tai rauna stogą, ten širdis ir visa kita, jausmai tai yra jau wow. Bet jeigu tu įsivaizduok dar ir turi vaikus. Wow. Tada tu atsakinga ne vien už save, dar plus atsakinga ir už savo vaikus, kaip tu išgyvensi, kaip tu juos išlaikysi, nes ne faktas, kad tau mokės alimentus. Ne faktas, kad toje valstybė parems. Tai reiškia, kad tu turi atsiremti tik į save. Pasikliauti tik savimi. Ir dėl to variantų pas tave kyla daug idėjų. Ir tų scenarių, kaip bus tavo, kai sakant, gyvenime. Ir kokie tie scenarijai? Ai, Dieve, kai aš dabar pagalvoju. Pirmiausias, tai ar aš susitvarkysiu viena. Emociškai, finansiškai, visai. Ir čia, jeigu esi nepaiko proto, randi išeitį, kad taip, tu susitvarkysi, bet su 2 atlyginimais yra geriau. Ir va čia pliuselis, ne, tai vis dėlto dar reikia dėl tų santykių kažką padaryti. Antras, kur man dabar išėti gyventi? Čia gerai gyvenau, čia visi žaislai, čia visi daiktai, čia viskas yra sutvarkyta, jauku, komfortiška ir faina. Bet kur išėjti? Niekas su vaikais nenori, ar ne? Niekas tavęs nenori priimti, niekam tu blemba nereikalinga. Tu moki babkės ir tai tu esi nereikalinga, nes tu turi vaikus. Ir čia yra dar, kai sakant, vienas dalykas, kada pradedi galvoti. O gal dar ne viską išbandžiau. Gal galima tam pačiam bute gyventi kaip kaimynai. Ir tai taip pat moteris išbando labai gerai. Tiesiog gyvena kaip kaimynai.
Jis savo, aš savo. Ir vaikai per vidurį nesupratę, kas ten vyksta ir kodėl tėtis mamos daugiau nebebučiuoja. Ar ne? Ir čia irgi yra faina, viskas tvarkoj, kol, kai sakoma, kažkuris stipresnis nepadeda taško. Vau, ar ne? Bet tai dar reikia sulaukti, kad tas kitas, kuris padės tašką, būtų kaltas dėl mūsų skirybų, dėl mūsų visų nesutarimų ir dėl to, kad mes kaip kaimynai gyvenam. Nu, kažkuris būtų tas atpirkimo ožys. Bet tikrai ne aš. Tu kaip aš dabar galiu gražiai pukuoti tokia būtų, ar ne? Toliau kokios dar dilemos. Blemba. Nu gerai, išeisiu, ten viskas tvarkoj. Kas mane ims su vaikais? Kaip man surasti vaikams tėtį normalų? Ne savo vyrą, bet tėtį vaikams normalų. Ir tai taip pat dar viena dilema. Kaip tas svetimas vyras priims? Ar jis mylės, ar jis prižiūrės, o kaip mes ten auklėsim, o dar kažką. Mes dar viso to neišgyvenom, dar prie to nepriėjom, bet jau mes visas pasaulio problemas pradedam spręsti tada, kada mes pavargstam santykiuose. Ir dažniausiai, jeigu tų baimių, išėjimo baimių yra daugiau, mes tada einam į dilemą. Kentėti, perkurti, arba dar aš paanalizuosiu. Jeigu dar paanalizuosiu, dar pusę velnio, gal rasi kažkokią išeitį, kažką padaryti. Jeigu aš prisitaikysiu, tai greičiausiai aš būsiu visa nelaiminga, apsižliumbus nelaiminga ir lauksiu tos dienos, kada jis susiras meilužę. Kad išpirdolint blemba į jį. Ir nebūčiau aš kalta, ar ne? Dar koks perkurti, ar ne? Ir dažniausiai mes pasirenkam tą variantą, kad perkurti. Ir čia būna tada vėlgi du variantai. Arba mes perkuriam save, ar mes tada tampam labai afigienai patogios, bandom atspėti, kokios moters reikia vyrui. Dar pasiskaitom įvairiausius žurnalus, ten burlesko, mesko, kokios mes seksualios, gražios, kokie yra mūsų moteriški ginklai. Ir tada tuos visus ginklus davai įtrasmai. Ar ne? Tik kad vyras, kai sakant, iš proto neišytų, vau, kas tai dabar čia įkandu į žopą, ar ne? Ir kitas variantas, ar ne, kada mes stengiamės įtikti, patikti, prisitaikyti ir išgyventi savo santykiuose, kad jie nebūtų pastovus karo laukas, o bent jau būtų su tokiom pertraukom, išgyvenimo pertraukom, kada aš galiu įkvėpti oro, ir vėl toliau varyti į santykius, kaip prisitaikyti ir būti pačiai geriausiai, idealiausiai žmonai, pačiai geriausiai meilužiai kartu. Ir kad vyras nenorėtų tokios status lelios palikti ir sumažinti konfliktų kiekį, ar ne? Kaip tik ir variantas atrodytų tikrai idealus. Ir yra dar kitas variantas pas moteris, kada jos norėdamas įsiskirti ir išeiti iš santykių, pereina į kitą kraštutinumą. Aha. Šitose santykiuose šitas vyras man netinkamas. Ar ne? Apie ką aš? Kaip perkurti vyrą, ar ne? 20 būdų, kaip perkurti vyrą. Juokauju. Tiesiog mes, kai sakoma, stengiamės tada pagerinti vyrą. Vienas iš būdų reikia jį nusitisti pas psichologą, bent jau psichoterapeutą, porų psichologą ar ne, ar ten specialistą, nesvarbu pas kažką, svarbiausia, kad nusitemti ir jam pasakytų, kad tai jisai yra, kai sakant, kažkoks netoks, ar ne? Aš čia tokia pukuota graži, ar ne? Ir tai irgi įmanoma, ar ne? Arba, kai sakoma, kad mums patiems abiems praplautų smegenis gerai, ar ne? Ir mes tada išmoktumėm, kaip komunikuoti santykiuose, kaip kurti tuos santykius, ar ne? Tai visai neblogas variantas, va šitas tikrai neblogas variantas, bet dažniausiai mes stengiamės taip, kad kažkaip reikia, ar ne, tą vis dėlto vyrą perkurti. Ir tada ieškom įvairiausių patarimų, kaip priversti vyrą būti tokiu, kokio man reikia. Ir tai dažniausiai išeina į dar didesnius konfliktus. Nes įsivaizduok dabar, ar ne? Man reikia, kad manimi pasirūpintų, ar ne? Ir
Ir aš tada pradedu po truputėlį namiokus taip mėtyti. Girš, pasirūpink manim, atneš kavytės, atneš sumuštinuką, atneš saldainiuką. Ir pradedu, kai sakant, po truputėlį, ar ne, kažkaip, per aplinkui kažkaip jį perkurnėti, ar ne? Ir man niekas nesigauna. Jo, rimtai niekas nesigauna, aš jau tai išbandžiau. Nežinau, gal nepakankamai stengiausi, bet tai yra ilgas procesas ir perlaužti vyrą, jeigu jis dar yra stiprus, drūtas vyras pasikaustęs, labai, kai sakant, psichologiškai yra sunku jį perlaužti ir perkurti. Ir mes ką gaunam nusivylimą? Kaip nedovanojo gėlių, kaip neišklausė, kaip neskiria dėmesio, taip ir toliau neskiria dėmesio. Ir dar zaraza nuo mano visų tų pastangų, jisai dar labiau pradeda atitolti, prapulti darbe, užsilaikyti po darbo, varyti dažniau pas draugus, pas giminės artimuosius mamą, tetį į garažą ir aš lieku prie tokio dalyko, kad blecha mucha, aš prasidedu taip, kad aš esu santykiuose, bet aš esu vieniša santykiuose. Wow. Tai reiškia, kad ateinu į tą patį tašką ir niekas čia nepasikeitė. Savęs stengiausi perkurti, atėjau į tą patį tašką, kai vis tie konfliktai, barniai ir visi kiti gražumai. Bandžiau jį perkurti, tai ne tik barniai ir nesusipratimai, dar jis ir iš namų pabėgo. Kas toliau buvo? Prisitaikyti ir tylėti per daug skaudu man pačiai. Ir jeigu visi šitie įrankiai mano yra išbandyti, kokio reikia naujo kelio ar naujo įrankio, kad susitvarkyti savo visą sistemą, ar ne, santykių, kad nereikėtų skirtis, ar ne, kad nereikėtų kentėti ir galbūt gal nereikėtų perkurti vyrą, kad tiesiog gaučiau aiškumą ir tada žiūrėčiau, ką man su tuo reikia daryti, ar ne? Kad nei vieno neprievartaučiau savęs, neprievartaučiau vyro, neprievartaučiau vaikų tokioj sistemoje gyventi, kai dušta lėkštės ir pastoviai tėvai susiraukia, užsimiaukia, ar ne? Ir įsivaizduoja, kad vaikai, jeigu kitam kambarį, tai nieko durniai nežino, nieko nesupranta ir viskas ten yra gerai. Nifiga, vaikai labai gerai viską jaučia ir supranta ir labai gerai girdisi, net kaimynai žino, kad pas jumis yra konfliktai. Tai va, kaip išeiti iš visos šitos sistemos? Kaip aš išsakiau pradžioj, išsiskirti suspėsi visada. Aš savo tokiam gyvenimo etape, kai aš buvau šitam chaose ir kryžkelėje ir nežinojau, ką daryti, aš atėjau iki tokio taško, kad suradau sistemą, kaip dar kitaip galima santykiuose išgyventi. Aha, jau čia įdomiau, ar ne? Išgyventi yra faina. Šita sistema virsta, gyvenimas verda be audrų ir nereikia nei vienam savęs išprievartauti, kad būt idealiam. Tai labai puikiai ir gerai veikia. Taigi, kokia ta sistema? Apie ką jinai? Jeigu taip trumpai pasakius, tai yra, užuot aš visus perkūrinėjusi, aš pradedu analizuoti save ir savo asmenybės santykiuose, kad suprasti, koks šalia yra manęs vyras ir jo asmenybė. Tai yra, nepriekaištauju, nelesu smegenų, neieškau stebuklingų būdų, kaip save ir jį perkurti, neįsiteikiu, neprisitaikau, o tiesiog paleidžiu visas šitas, kai sakant, strategijas ir pradedu analizuoti savo santykius, santykiuose save ir santykiuose vyrą ir pradedu analizuotis ir žiūrėti, kaip veikia ta sistema pas kaimyną, kuris nesilodija ir nesibara ir neina į skyrybas. Ir jo žmona žydi. Ir zaraza jinai mane nervuoja, kad žydi, nes aš dar nežydžiu.
Ir tada aš, kada pradedu analizuoti save, santykius, vyrą, aš įgaunu aiškumą. Aš pradedu suprasti save, savo poreikius, aš pradedu suprasti vyrą ir vyro poreikius ir tada atsidaro toks vat, ir dar taip galima buvo. Tada tik tais atsiranda tas atidarytas langas, kad galima turėti komunikaciją su kompromisais. Ir kada mes einam į kompromisus, mes pradedam ne. O mes pradedam kalbėti. Pradedam ramiai kalbėti, išsakant savo nuomonę, išgirstant kito nuomonę ir iš to bendro vaizdo sudarant kompromisą, kad nepalaužti savo vertybių ir poreikių, ar ne? Nu, kokios vertybės, daleiskim, ar ne? O, taip dabar ant staigės, į mano galvoj laisvė nuo konfliktų, laisvė nuo nekalbadienių, laisvė nuo lėkščių daužimo. Taip greitai nesugalvoju. Ir ne, tai tiesiog pasižiūrėti, kaip išsirutuliuoti, ar ne, vat ir turėti tą laisvę nuo barnių konfliktų, lėkščių trankymo ir nuo nekalbadienių, ar ne? Va tą turėti laisvę. Tai yra mūsų vertybė, turėti laisvę nuo to. Tai reiškia, kad vietoj to, kad mes tai darytumėm, mes galim sukurti sistemą, kad vietoj to mes einam į kiną visi, ar ne? Einam į pramogų parką, einam į filmą, einam į koncertus, keliaujam po įvairias pasaulio šalis ir turim kitokius visai įspūdžius, ar ne? Tai, ko mes nenorim, pakeičiam kitų ir tai yra dargi mūsų kompromisas, nes mes sužinom, ko nori vyras, ko noriu aš ir mes iš to darom įvairiausius savo santykių projektus, kuriuos paverčiam laisvalaikiu, paverčiam santykių sustiprinimu, paverčiam santykių kalba, paverčiam dėmesiu, paverčiam išklausimu, paverčiam įkvėpimu, paverčiam palaikymu, kada man nereikia, kai sakoma, įsisteleibyti ir oi, ką čia tokio padarius, o mes einam kartu ir sakom, davai, ką čia mes tokio padarytumėm, ar ne, dėl savo šeimos, dėl savęs, dėl mūsų, ar ne? Ir va tada ir gimsta, kai sakoma, tas toks ryšys, kurį reikia nuolatos primaitinti, kada aš duodu ir gaunu atgal. Ir tada pasirodo, kad visai nereikėjo skirtis, o reikėjo tik taisyklingai išgirsti vienas kitą, neinant į savo strategijas. Kada aš moku kitaip komunikuoti savo santykiuose, neišduodant savęs, neįskaudinant savęs ir neįskaudinant kito. Ir matot, kiek toksai menkutis pakoregavimas, taigi mes nieko nepakeitėm iš tikrųjų, tiesiog menkutis pakoregavimas su struktūra duoda kokį rezultatą. Vau, ar ne? Nori, kai sakoma, savo santykiuose prisitaikyti visą tai, peržiūrėti, ar laikas skirtis, ar ne laikas skirtis, ar viską padariau, įgauti to aiškumo ir tos visos struktūros, kaip pergaminti savo situaciją, kaip save atpažinti, kaip vyrą santykius atpažinti, kaip santykius atpažinti po galais ir pažiūrėti, kas ten veikia, kas ten neveikia, ar įsinešti to aiškumo, tai, gana stabdyti. Spaudi patiktuką, komentuoji, aš pasiruošus aiškumui ir davai, einam kartu ir pasižiūrėsim. Aš tau suteiksiu tą pagalbą, nes aš jau tai praėjau, o tu galėsi, kai sakoma, drąsiau jaustis, saugiau, drąsiau jaustis būtent šitam kelyje. Nes tam pažinimo kelyje reikia į kažką atsiremti. Ir kad tas kažkas įgarsintų visą tai, kas vyksta ir duotų aiškumo. Ir aš esu šalia. Naudokis progą. Kol aš esu čia.
Rytoj gal nebūsiu. Gal ką nors kitą sugalvosiu, ar ne? Nors ne, man patinka šita veikla. Nes man patinka tas momentas, kada moteris transformacijai ateina tokios iš karto, ne, po sesijų ateina į programą, jos tokios sulaužytos, sugniuždytos, rūpesčių visų, kai sakoma, tokios, nu, visiškai sunaikintos nuo rūpesčių, nuo bėdų, nuo problemų, tokios visos, va. Ir jos tada, kai sakoma, programos metu, pradeda kaip tais žiedai taip pat sklyst, 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 sklyst. Ir gale programos jos kaip rožės arba kaip bijūno, va, jo, geriau bijūno žiedas toksai didelis, pilnas, įsiskleidęs ir toks aromatas. Taip moteris visos žydi iš savęs laimingos, kad jos pasiekė tai, ko jos norėjo, kad jos supranta vyrą, kad vyras supranta jas, kad jie abudu auga ir kūrė tos santykius. Ir kad jie turi tą savitą sistemą, savitą, ne mano primestą, bet savitą sistemą, kur jie susikūrė. Vien dėl to, kad gavo aiškumą. Ir tas momentas, kai jos sužydė, kai jos atsipalaiduoja, kai jų akis žydi, kai jos viso švyti, nu, šakės, aš negaliu, aš kiekvieną kartą susigraudinu. Kai jos pagaliau sužydi. Tai yra pats maloniausias momentas mano veikloje. Pats maloniausias. Ir visom aš jums to linkiu. Tik reikia truputėlį drąsos parašyti man, kreiptis į mane ir mes tai galim. Kartu. Juk dviese visada yra ir drąsiau, ir smagiau, ir lengviau. Pasink savo aiškumą santykiuose. Gana vaikščioti kaip tamsiam kambaryje pasigraibom. Pasimk aiškumą, įsijunk šviesą.